Kaip tinkamai įsirengti hidroizoliaciją, kad jūsų rūsys išliktų sausas. Tai pradedam paruošiamuosius darbus, tai visų pirma nusigrandysim viską, kas yra atsikišę, kad viskas lygiai, kur yra sujungimas, status kampas, tai mes jį užapvalinsim, kad vanduo geriau nuo čia nubėgtų ir neužsiliktų, neįsiskverbtų. Tai naudosiu tokį pusiau hidroizoliacinį cementinį mišinį ir suformuosiu tokį apvalų kampelį. Tai einam tai ir padarysim. Tai dabar formuosim kampą, kaip sakiau, užapvalintą. Tai galit paimti iš sodo kastuvėlį ir su tokiu suformuoti. Arba geriau pasiimti butelį. Aš turiu plastikinį butelį. Nuo sulčio, išgėriau ką tik sulčio, turiu butelį. Bet dar geriau būtų gal net ir stiklinis butelis, tai būtų dar patogiau. Negailėkit. Mano patarimas, geriau daugiau perteklių visada nusiimsit. Jeigu mato, dabar yra toks status kampas, tai jisai pilnai nepriglūstų ir patektų ten vanduo, jisai įsiskvertų ir dėl to netiktum gerai hidroizoliaciją, dėl to mes jį užapvalinam, kad viskas čia gražiai mums nubėgtų. Pasiruošiau aš bituminę emulsiją, ją prasiskiedžiau 1:10, tai tada galima gruntuoti. Bet neskiestą emulsiją jūs galite naudoti ir hidroizoliavimo paprastų pamatėlių, juostinių pamatų, kur nėra slėginio vandens, kur nėra rūsio. Tai tokia paprasta, sakykim, bus hidroizoliacija, bet irgi tiks ir tam reikalui. Tai mano patarimas, jums gruntuokite visada su šepečiu betoną, kad gerai įsigertų gruntas į vidų, nenaudokit voliuko, nes nepasieksit gero rezultato. Arba tai bus padaryti labai sudėtinga. Sekantis žingsnis išdžiūvus gruntui jau hidroizoliacijos tepimas. Dabar tepu šitą sluoksnį ir mano patarimas, kaip teisingai užsitepti, nes čia toks paruošiamasis sluoksnis, tai jis yra kaip sviestą tepant ant duonos, ar ne, tai kai tepu, turit girdėti tokį šiukšdesį, kad užsitepat va taip plonai va. Tai galutinis sluoksnis turi būti mažiausiai 3 mm, bet pradėsime nuo kampo, nes visi kampai turi būti užarmuoti armavimo tinklu. Tai parodysiu, kaip tai padaryti. Prisitvirtinu tinklą, kad jis man laikytus ir pradedu visą jį plukdyti, nardinti, stumti iš vidurio į kraštą, kad nebūtų visokių bangų, jas visas įsistumdau. Tai tinklas reikalingas tam, kad ne tik suarmuotų jums kritinės vietas, nes kampai yra dažniausiai kritinės vietos, jos trukinėt pradeda ir ten gali būti vanduo, bet tam, kad ir suformuotumėte tam tikrą storį, kuris yra reikalingas. Ir dabar užsinišinėjom toliau ir, kaip sakiau, medžiaga turi būti bent 3 mm, tai tam aš naudoju tokią specialią glaistyklę. Tai ir jūs rinkitės tokią, bus paprasčiau, jinai turi tokius čia metaliukus, jeigu matot, kurie jau man iš karto duoda 3 mm storį. Tai štai kaip turi atrodyti jūsų hidroizoliuota bituminė mastika siena ir ją reikia užbaigti su putplasčiu, skirtų pamatų šiltinimo ir net tai XPS specialus. Tai kas yra gerai, kad su ta pačia dvikomponentė mastika galite klijuoti ir putplastį, ta mastika jo nesuardys. Tai įsivaizduokim, kad iki čia pilsi žemės ar ne, tai klijuosim putplastį šitoj vietoj, tai jį klijuojam ant tokių bulkučių, ant kleckų. Va taip, užsidedam. Aišku, jeigu ten yra labai lygų, tai galite klijuoti ir ant šukų. Na, tikrai užteks 5 bulkučių, kaip sakoma. Va, prisispaudžiam. Aišku, pasiimsit gulščiuką ar tai liniuotę kažkokią. Įsilyginsit, kaip jums reikia gražiai ir čia viskas tvirtai bus. Nieko tokio, kad čia lieka tas tarpelis.
tai pro jį prasidrenuos vanduo. O dabar parodysiu, kaip klijuoti kitą putplastį, kur jau būtų, įsivaizduokim, kad mūsų cokolis ir ten reikės dėtis jums dekorą. Tai imu kitą. Ką dar noriu paminėti ir mano patarimas jums, būtinai pieškite ne ant sienos masę, o ant putplasčio, kad netyčia nepažeistumėt savo jau paruoštos hidroizoliacijos. Tai aptepam perimetrą. Truputį, va taip galit pajudinti šonu. Tai štai kaip turi atrodyti gerai hidroizoliuota ir paruošta siena, kad jūsų rūsiai liktų sausi.